Sederholmo namas tai seniausias pastatas šio miesto dalyje. Jei šio pastato senas prabiltų, jo galėtų daug mums papasakoti. Būtent šiam name Hardware bendrovė pradėjo gaminti vaikų mėgiamus Jaffa gėrimus. Vėliau pastate buvo įkurtas tabako gamykla, kepykla ir netgi mokykla. Vienu metu Sederholmo name buvo įsteigtas jaunųjų teismas, į kurį policininkai atvesdavo nepaklusius vaikus ir čia būdavo nusprendžiama, kokią bausmę jie turi atlikti. Visos šios įstaigos veikia namo pirmame aukštuose, kituose aukštuose miestiečiai gyveno įprastai tuo metu gyvenimą. Šiandien Sederholmo namas yra Helsinkio nacionalinio muziejaus dalis.